Mano vardas yra Donatas, aš esu Kauno rajono agronomas konsultantas. Šiandien mes lankomės Leono Rudinsko ūkyje, kur vertinam naują rapsų veislę Triathlon. Triatlonas ne veltui yra toks pavadinimas, tai kaip ir sporte susidaro iš 3 rungčių, taip ir ši veislė. Tai yra 1. žemkintiškumas, 2. augalo sveikumas ir 3. šaknies dydis ir masė. Triatlonas Švedijos tyrimais yra papuolantis į top 4 reitingą pagal žemkintiškumą, tai yra labiausiai žemojanti veislė. Nepaslaptis, kad ir agrokoncernas renkantis veislės pasirenka būtent žemkentiškas, sveikas ir mūsų bandymuose bei gamybiniuose plotuose patikrintas veislės. Šita veislė yra unikali tuo, jog jinai turi storą ir gilę šaknų sistemą, kuri yra pritaikyta tiek lengvam, tiek sunkesniam dirvožemiui. Jinai yra prisitaikiusi prie klimatinių sąlygų ir nebijo nei šaltesnių, nei šiltesnių orų. Tai kitaip tariant, kas dabar vyrauja naktį minusinės temperatūros, šitam rapsui nėra labai baisios arba jis nėra jautrus šalnoms. Pats triatlonas yra vėlyvesnės regeneracijos pavasarį, tai yra jis netaip greitai stypsta. Lyginant su kitomis rinkoje esančiamis veislėmis, tą galima pamatyti ir lauke, nes pavyzdžiui, šičia mes matom, kad stiebas pačio triatlono dar nėra taip iškilęs kaip kitos veislės, apdengti butonai lapais, tai buvusios šitos šalnos paskutinėmis dienomis ir neturėjo tokios didelės įtakos kitom veislėm, kaip turiu va čia, kaip matome, kad pats stiebas yra iškilęs ir šalnos jau turi didesnius padarinius, tai yra lapai pakeitę spalvą, kai kur matom ir jau palinkę, vadinamą S-formą įgavę. Pati šaknis, kas yra labai įdomu ir man patinka, jinai eina į gylį, ilga, vadinkim liaudiškai kaip morka atrodo. Ką tai suteikia? Tai suteikia, kad jeigu užeitų sausros ir ekstremalios stresinės klimatinės situacijos augalui, jisai daug lengviau perneš šitą situaciją. Lygiai taip pat augalo biomasė labiau platuojasi į plotį, ne į aukštį, tai vėlgi uždengiamas dirvožemis, nėra tai garinama drėgmė. Mūsų privačiuose tyrimuose pastebėjom, kad triatlonas Formozė buvo išplitusi net 21% mažiau negu kitos veislės, o sklerotinio pauvinio išplitimas netgi 2 buvo mažesnis, lyginant su kitom tyriamom veislėm. Pats triatlonas tai turi RLM7 Formozės gemą, plus ropių geltos viruso, kaip žinoma, TUIV pavadinimu, bei žinoma ankšturų atsidarimo geną, tai yra POCH-atering.